Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. 1977 metų pabaigoje Los Andželo gatvės virto jaunų moterų spąstais, o Hillsaido kalvos jų kapinėmis. Vos per 4 mėnesius du pusbroliai Angelo Bono ir Kenneth Bianchi išprievartavo, nukankino, o vėliau ir žiauriai nužudė mažiausiai 10 moterų, kurių amžius svyravo nuo 12 iki 28 metų, o jų nuogus lavonus išmėtė keliolikos kilometrų spinduliu Hillsaido kalvose, ant jų kūnų palikdami tik savo vizitinę kortelę, surištų rankų, kojų ir ant kaklo smaugimo žymes, o jų veiduose sustingusias siaubo išraiškas, rodančias kančias, kurias aukoms teko išgyventi, nepalikdami jokių pėdsakų, kurie detektyvams nurodytų kelią pas juos. Nors šiai bylai tirti buvo sukurta speciali grupė iš kone visų Los Andželo teisėsaugos institucijų, kurią galiausiai sudarė virš 150 detektyvų, jiems taip ir nepavyko sučiupti Hillsaido smogikų, sekant juos dar karštais pėdsakais, kurių dėja jie beveik nepalikdavo. Kol staiga žmogžudystės liovėsi. Los Andželas pamažu sugrįžo prie savo įprasto ritmo. Žmonės atsipalaidavo. Bėgant mėnesiams be Hillsaido smogiko apraiškų, viršosi mintis, kad buvo įvykdyta tobulų nusikaltimų serija, su kuria teks susitaikyti tiek aukų artimiesiems, tiek detektyvams. Kadangi žudikai liko nenustatyti, nesugauti ir nenubausti. Tačiau viskas pasikeitė, kai 1979 metų sausio mėnesį, prabėgus beveik metams po paskutinės Hillsaido smogikų žmogžudystės, Los Andželo šerifo departamentas sulaukė skambučio iš už beveik 2000 km esančio nedidelio medienos ir žvejybos miestelio Belingemo policijos vado Terry Mangan. 1979 metų sausio 12 dieną Belingemo miestelį, kuriame niekados nieko blogo nenutinka, sukrėtė kraupus radinys. Kai patikrinus kelio akligatvyje Belingemo rajone numestą automobilį, jo viduje buvo rasti 2 jaunų moterų lavonai. Buvo akimirksniu nustatyta, kad jie priklausė 2 vakarų Vašingtono universiteto studentėms, kurių buvo pasigesta dar vakar, sausio 11 dienos vakarą. Abi merginos buvo pasmaugtos. Belingemo detektyvai reagavo žaibiškai bei profesionaliai ir jau po 6 valandų buvo nustatytas bei sulaikytas įtariamasis, 27 metų Vodcom Security firmos apsaugos darbuotojas Kenneth Bianchi, kuris savo kaltę neigė. Be nors akivaizdžių, bet netiesioginių įrodymų, Belingemo teisėsaugininkai daugiau prieš įtarimai nieko neturėjo. Tačiau miesto policijos vadas Terry Mangan pastebėjo nusikaltimo šaltakraujiškumą bei nujautė, jog žmogus, įvykdęs studenčių žmogžudystės, žudė ne pirmą kartą. Baimindamasis, kad dėl įkalčių stokos gali tekti paleisti žmogžudį į laisvę, jis susisiekė su Los Andželo kolegomis. Kadangi pas Kenneth Bianchi buvo vairuotojo pažymėjimas išduotas Kalifornijos valstijoje, Los Andžele. Terry Mangan nuojauta pasitvirtino su kaupu. Praėjo beveik 1,5 metų, o paslaptingojo Hillsaido smaugėjo Los Andžele paieškos vis dar tęsiasi. Galimų įtarimųjų sąrašas siekia 9 000 žmonių.
Policija mano, kad tas pats asmuo ar jų grupė nužudė mažiausiai 10 moterų. Šiuo skambučiu jis paklojo pamatą žiauriausių bei sadistiškiausių serijinių žudikų Los Andželo istorijoje pramintų Hillsaido smaugikais byloje. Išpuoliai paslaptingai liovėsi 1978 m. vasario viduryje. Vėliau paaiškėjo, kad tai sutapo su Bianchi persikėlimu į Vašingtono valstiją. Buvo spėliojama, kad užpuolikas galėjo būti policijos pareigūnas. Eidamas naujas pareigas, Bianchi buvo atsakingas už Whatcom Security žmonių ir patalpų saugumą. Per sekančias keletą savaičių detektyvams pavyko surinkti nenuginčiojimų įrodymų tiek Bellingemo žmogžudysčių, tiek Hillsaido smaugikų Los Andželo bylose. Detektyvams taip pat pavyko nustatyti antrąjį Hillsaido smaugikų bylos įtariamąjį. Tai buvo Angelo Bono, Kenneth Bianchi vyresnysis pusbrolis, kuris gyveno Los Andžele bei ten turėjo automobilio apmušalų dirbtuves. Buvo nustatyta, kad Bianchi gyveno pas jį kurį laiką. Be to visą savo laisvą laiką pusbroliai leisdavo kartu. Tačiau net ir atlikus kratas Angelo Bono namuose bei dirbtuvėse, teisėsaugininkams nepavyko rasti jokių įrodymų, susiejančių jį su žmogžudystėmis. Bet policija toliau stebėjo jį visą parą. Tačiau jau netrukus tiek Los Andželo, tiek Bellingemo bylos prieš Kennethą Bianchi priėjo akligatvį. Kadangi vienas po kito žymiausi to meto psichologijos ir psichiatrijos specialistai Kennethui Bianchi diagnozavo daugialypės asmenybės sutrikimą. Dvi mobilios asmenybės. Tai visiškai atskiros asmenybės tame pačiame kūne. Jų gali būti 2, 3, 4 ar daugiau. Kiekviena iš jų turi savo tapatybę, savo elgesį, manieras ar kalbą. O kai viena išeina, ji gali visiškai nežinoti apie kitų egzistavimą. Atlikinėdami hipnozės seansus su Bianchi, jie pastebėjo, kad jo kūne gyvena kita, Steve'o Walkerio vardu save pasivadinusi asmenybė. Steve'as Walkeris prisipažino, kad su Angelo Bono įvykdė visas Hillsaido smogikų žmogžudystės. Tačiau Kennethas Bianchi apie tai nieko nežino, kaip ir apie Steve'o Walkerio egzistavimą. Teisėjui išreikšdamas savo nuomonę pasakiau štai ką. Jis yra dvilipis asmuo nuo 9 metų. Tuo metu jis sukūrė kitokią asmenybę, kuri pasivadino Steve'u Walkeriu. Tai įvyko jam slėpiantis po lovą savo miegamajame, bandant išvengti pikto motinos liežuvio ir baudžiančios rankos. Laikui bėgant, Steve'as Walkeris darėsi vis savarankiškesnis veiksmuose ir sugebėjo perimti Kennetho Bianchi kūną, sukeldavas daug problemų šeimoje, o vėliau ir už jos ribų. Tada padariau išvadą, kad Kennethas Bianchi supranta, kuo jam pareikšti kaltinimai, tačiau jis pamiršta įvykius, kai jo kūną valdė Steve'as Walkeris. Todėl jis negalėjo aptarti savo buvimo vietos, veiksmų ir motyvų su savo advokatu, nes visas tas laikas jam yra visiškai nežinomas. Kita vertus, Steve'as Walkeris nelaiko pono Breto savo advokatu. Todėl šiuo metu nelaikyčiau Keno Bianchi ar Steve'o Walkerio kompetentingais stoti prieš teismą už jam pareikštus nusikaltimus. Ir tai aš pranešu teisėjui. Jeigu Bianchi pasiseks ir jam galiausiai bus pripažintas daugialypės asmenybės sutrikimas, jis išvengs mirties bausmės. Bei galiausiai įtikinus daktarus, jog jis pasveikęs, Bianchi turės galimybę vėl vaikščioti gatvėmis. Be to jis nebegalėtų liudyti prieš Angelo Bono, kurio visa byla ir taip vos laikėsi ant jo ar ant Steve'o Walkerio, čia jau kaip pažiūrėsite parodymų. Visa teisėsauga buvo šokiruota. Tiek prokuratūra, tiek detektyvai buvo įsitikinę, kad Bianchi simuliuoja simptomus, bei neketino nuleisti rankų, kol tai neįrodys. Vos neapsivėmiau. Buvau matęs hipnozę anksčiau. Niekada nebuvau matęs nieko panašaus į tai. Nuo to momento man tai atrodė kaip apgaulė. Vis dar turiu savo užrašų knygelę, kurioje peržiūrėjęs pirmas juostas, 3 kartus pabraukiau, kad tai kliedesys. Kol detektyvai dirbo gatvėse, apklausinėdami Bianchi draugus, kolegas, kaimynus, bei ieškodami kitų įrodymų, galinčių paneigti jo asmenybės susidvejinimą, apygardos prokuroras
Kalbėjausi su gynėju, su kuriuo dirbau daugelyje bylų, ir jis yra labai tiesmukas advokatas. Jis buvo visiškai įsitikinęs, kad ponas Bianchi turi daugialypės asmenybės sutrikimą ir buvo tikras, kad įtikins tuom ir mane. Jis tikėjo, kad Bianchi bus išteisintas dėl nepakaltinamumo. Tai mane labiausiai neramino, nes tai reiškia, kad jis ir vėl atsidurs gatvėse, jei įtikins kelis psichiatrus, jog jis pasveiko. O aš jaučiau, kad jis galėtų lengvai tai padaryti. Taigi, kaip jis su tuo susitvarkėte? Ieškojome hipnozės eksperto ir iš tikrųjų radome visame pasaulyje pripažintą ekspertą, daktarą Orną. Daktaras Martin Orn, Pensilvanijos universiteto psichologijos bei psichiatrijos mokslų profesorius, hipnozės srities specialistas. Prieš pradėdamas testuoti poną Kennetą Bianchi, pirmiausiai studijavo policijos surinktą operatyvinę medžiagą apie jo praeitį, bei visus 60 valandų pastarųjų kolegų darbo su Kenneth Bianchi vaizdo įrašus. Po ko daktaras Orn pritaikė ponui Bianchi 4 žingsnių testą. Pirma, prainformuodamas teisėsaugą, kaip jis funkcionuoja, kad būtų galima vertinti jo rezultatus. Bet pridursiu vieną dalyką. Tai yra, budrumo būsenoje duosiu jam užuominą, jog jo interesams būtų geriausia, jei jis iškeltų papildomą asmenybę. Nes kiekvienas daugialypis asmuo paprastai turi jų 3 ar daugiau. Ir jei jis meluos ar apsimes, jis pasigriebs tą užuominą. Ir vėliau, kai bus užhipnotizuotas, jis ketins iškelti 1, 2 ar 3 papildomas asmenybės. Šiame vaizdo įraše Kenneth Bianchi dar neužhipnotizuotas. Daktaras Orn užsimena jam apie daugiau asmenybių. Ir man buvo pasakyta, kad yra galimybė, jog turiu tai, kas vadinama daugybinė asmenybė. Tai reiškia, kad tame pačiame kūne yra 2 atskiros asmenybės, manau. Iš tikrųjų, labai retai pasitaiko, kad jų būtų 2, tai vienas iš dalykų, kurie mane domina. Taip, jie paminėjo tik 2. Nežinau, aš iš tikrųjų nelabai daug žinau apie šią sritį, man tai taip pat nauja, kaip ir daugeliu kitų žmonių. Gerai. Kaip ir sakiau pirma, tu vis giliau grimzdėsi. Vis giliau. Ir tu suprasi, kad tai vyksta. Tau nebus baisu, nes žinai, kad aš čia ir tu esi saugus. Vėliau tą pačią dieną daktaras Ornas pasikvietė Bianchi hipnozės seansą, kur išbandys pirmąjį testo žingsnį. Ar Bianchi jį išlaikys? Ir dabar, kai kalbėsiu su jumis, gali iškilti ta jūsų dalis, kuri nekalbėjo su niekuo, išskyrus Keną ir ne Steve'ą. Koks jūsų vardas? Billy. Gerai, Billy. Papasakok man, ką žinai apie Keną. Aš nepažįstu Keno. Gerai. O kokia tavo pavardė? Nežinau. O kaip dėl Steve'o? Aš pažįstu Steve'ą. Ar jums patinka Steve'as? Jis blogas kiaušinis. Daktaras Watkins su daktaru Allison plojo daktaro Orn sėkmiai, tačiau jie interpretavo ją savaip, kad daktaras Orn iš tikrųjų atskleidė dar vieną Bianchi asmenybę. Bet jie nežinojo gudrybės, kuri buvo priimta šiai asmenybei atrasti. Na, tiesą sakant, aš mėgdžiojau jų taikomus metodus. Ir jei nepastebėjote mano duotos užuominos, kad kiekviena daugybinė asmenybė paprastai turi 3 ar daugiau asmenybių ir to nepaisysite, tuomet tikrai atrodys, kad aš atlikau geresnį darbą nei jie, nes vaidmuo buvo skirtas man, o ne jiems. Bet taip yra dėl to, ką aš sakiau jam būnant dar budrioje būsenoje, o ne dėl to, ką sakiau hipnozės metu. Taigi jūs turite omenyje, kad ponas Bianchi tiesiog tai suprato, nes tai jį padarys patikimesnių ligonių. Būtent taip aš tai interpretuoju. Ar tai įrodo, kad jis apsimetė? Tai tikrai mane labiau įtikina, tačiau nieko negalima įrodyti vienu duomenų elementu.
Tai vienas duomenų elementas įtikinamas, bet yra daug kitų, kurių ieškojome ir kur bandžiau rasti būdą, kaip ponas Bianchi galėtų parodyti, kad jis yra tikras daugelipė asmenybė, jei jis iš tikrųjų toks buvo. Mane nustebino, kad net ir žymiausi pasaulio hipnotizuotojai negalėjo atpažinti žmonių, kurie neapmokyti apsimetinėti. Hipnozės, po kurio laiko pradėjome kurti kriterijus ir daug dirbome ieškodami būdų, kurie atskirtų apsimetėlius nuo tų, kurie neapsimeta. Paprašiau jo haliucinuoti poną Bretą, savo advokatą. Geras tyriamasis galėtų tai padaryti be jokių sunkumų. Ir iš tiesų, matyt, jis haliucinuotų poną Bretą. Vos atmerkus akis, priešais jūs stovi kėdė su porankiais, ant kurios sėdės ponas Bretas. Galėsite jį aiškiai matyti priešais save. Atmerkite akis ir pažiūrėkite į poną Bretą. Jis nori su jumis pasikalbėti. Ei, Dynai, kaip laikaisi? Paliksiu jūs kelias akimirkas su juo pasikalbėti. Greit grįšiu. Gerai. Ar jo norite susilaukti kūdikio? Ne, dar ne. Gerai. Taigi, kas naujo? Apie ką mes kalbėsime? Tryse. Na, noriu, kad man išsamei apibūdintumėte Dyną. Kaip jis? Ar jis apsiskutęs? O ne, jo barzda. Dieve, jūs jį matote, jūs turite jį matyti. Čia nėra taip šalta, kaip įprasta. Visų pirma, tai, kad jis spontaniškai atsikelia ir paspaudžia ranką, yra kažkas, ko niekada nepamatysite su giliai užhipnotizuotais asmenimis. Niekada nemačiau, kad kas nors tai darytų spontaniškai, nes paspaudus rankai tai yra lytėjimo haliucinacija, kurią būtina patirti ir tai viską labai apsunkina. O žmonės to savanoriškai nepasiūlo, nebent jų būtų paprašyta. Dar labiau stebina tai, ką jis daro, kai paprašau apibūdinti Dyną Bretą. Jis sako, tu jį matai. Tu privalai jį pamatyti. Jis čia. Tu privalai jį pamatyti. Tai perdėta, kaip pasakytų Šekspyras. Jis galvoja, kad jis per daug protestuoja. Ir taip iš 4 Dr. Orn testų Bianchi neišlaikė 3. Kenneth Bianchi advokatas, kaip ir buvo galima tikėtis, apeliavo Dr. Orn darbą. Na, daktarą Orną pasamdė prokuroras, todėl tikėjomės, kad jis pateiks išvadą, jog Kenas nėra pamišęs. Tačiau mus nuliūdino tai, kad jis nenustatė savo diagnozės, kurioje būtų atsižvelgta į vaikystės psichiatrinius įrašus ir, tiesą sakant, buvome nustebę, kai jis pasakė, kad Kenas apsimetė hipnozę. Keną apžiūrėjo 6 teismo paskirti psichiatrai, dar 2 psichiatrai ir 3 psichologai, ir tik 2 prokuroro paskirti teigia, kad jis apsimetė. Be šių Kenneth Bianchi advokato Dean Brett argumentų, parodančių, kad Dr. Orn testai situacijos iš esmės nekeičia, jis taip pat atliko didžiulį darbą, Bianchi nepakaltinamumui pagrįsti. Surinkome Keno Bianchi psichiatrinius įrašus. Pateiksiu pavyzdį. Jis buvo vedžiojamas nuo gydytojo prie gydytojo dėl daugybės fizinių negalavimų. Jo akys vartėsi, jam pasireiškė tikai, jis krito, jam prasidėjo jų manimų nedidelė priepuoliai. Gydytojas pasakė, kreipkitės į psichiatrą. Jo mama nuvežė jį į DePaul kliniką ir tai yra citatos iš jų ataskaitos. Citata. Daktaras Dowling pranešė, kad Kennethas yra labai priešiškas berniukas, turintis itin priklausomų poreikių, kuriuos patenkina jo mama. Jis išgyvena labai priklausomas nuo savo motinos ir eikvoja daug energijos, kad kontroliuotų ir paslėptų savo priešiškumą. Atrodo, kad yra tam tikra esminė painiavos dėl jo paties tapatybės. Jis labai stengiasi nuraminti savo motiną, bet ji visada atrodo nepatenkinta. Apibendrinant, daktaras Dowling sakė, kad jis yra labai represuotas berniukas, labai nerimastingas ir labai vienišas. Tada susisiekiau su psichologu, kuris parašė tą ataskaitą, kai jam buvo 11 metų. Jis atsakė, mano nuomonė 1962 metais, kai jam buvo 11 metų, psichologinių testų duomenys gana gerai atitinka vėlesnę daugybinės asmenybės būklę. Mes nesirėmėme vien įrašais. Pavyzdžiui, jo rūsyje radome šią statulą. Jos kilmės šalis buvo vidurinės mokyklos skulptūrų pamoka.
Prisiminkite, psichologas pranešė, kad jis jiems sakė, jog jam smagu žaisti žaidimus, baisius žaidimus, kuriuose jis pats būdavo pabaisa. Tai jo skulptūros produktas. Tai suprasdami detektyvai dirbo dieną naktį, tačiau jų pastangos atsipirko. Jiems pavyko rasti Los Andželo psichologą, dr. Charles Weingarten, kuris paliudijo, jog Kenneth Bianchi, apsimetinėdamas psichologu su padirbtais dokumentais, norėjo iš jo išsinuomoti kabinetą, psichologo praktikai atlikinėti, bei jo ranka rašytų laiškų, įrodančių jo sugebėjimus manipuliuoti žmonėmis. Jis norėjo iš manęs išsinuomoti biuro patalpas. Jis sakė, kad jam labai reikia patalpų, o aš jam pasakiau, kad mes nenuomojame. Bet leisiu jam naudotis biurų porą savaičių, kad jis galėtų susirasti nuolatinę vietą. Atėjęs jis buvo labai mandagus. Jis lengvai nusišypsojo. Jis gerai kalbėjo apie transakcinę analizę. Tokią terapiją, kokią jo teigimu jis ir naudojo. Mes šiek tiek apie tai pasikalbėjome. Ir kaip jis prisistatė? Jis buvo labai gerai apsirengęs. Atrodė protingas. Taip ir kalbėjo. Jis komentavo mano diplomus ir licenzijas, mano vizitinę kortelę, mano praktiką. Jis uždavė tinkamus klausimus. Taigi, ką manote dabar, kai prisimenate? Tai buvo gera apgaulė. Aptikome ranka rašytą skrajutę, kurią jis buvo padėjęs po kaiminystėje stovinčių automobilių valytuvais. Ant šios skrajutės apačioje jis buvo užrašęs datą – 1976 metų spalis lapkritis, tikriausiai ir savo baigimo nuotraukos kopiją. Jame buvo parašyta: Mielas kaimynė, sveiki, pirmiausia leiskite man prisistatyti. Mano vardas Kenas Bianchi. Esu 74 laidos Kolumbijos universiteto absolventas. Atlikau praktiką didelėje New Yorko ligoninėje ir daugiau nei 2 metus dirbau privačioje praktikoje. Tada jis teigia, kad už simbolinį $10 mokestį galite jam atsiųsti 5 klausimus ar problemas. Ir atsiųsti savo klausimą ar problemą kartu su savo amžiumi, lytimi, vardu, inicialu ir pavarde, bei čekiu arba pinigų pavedimu mokesčiai padengti. Ir kad jis sugrįš ir atsakys kuo greičiau. Kalbėdami su Bianchi pažinojusiais žmonėmis, jo bendradarbiais, draugais, giminaičiais, vaikais, su kuriais jis užaugo, nė karto negalėjome įžvelgti asmenybės ar nuotaikos pokyčių. Taip pat Kenny Bianchi namuose, Belingeme, detektyvai aptiko daug literatūros, kuri kalba pati už save. Sužinoję apie Kennetho Bianchi psichologinę gynybą, atsitiktinai buvome jo namuose vykdant kratos orderį Bellinghame, kai radome šias knygas. Kai kurios knygos buvo rastos viršuje knygų lentynoje, o kitos dėžėse rūsyje. Tarp šių knygų buvo elgesio mokslo, elgesio terapijos psichoanalizės, psichologijos, elgesio terapijos, šiuolaikinės klinikinės psichologijos, diagnostinio psichologinio testavimo, hipnozės technikų, psichologijos elementų, policijos personalo priežiūros, kūdikių psichiatrijos, baudžiamojo proceso teisės ir nepilnamečių nusikalstamumo žodynas. Taigi, ką visą tai jums parodė? Na, kaip pasaulietis radęs šias knygas Kennetho Bianchi namuose, turėjau patikėti, kad jis turi psichologijos ar elgesio mokslų išsilavinimą ar žinių. Ir jeigu visi šie įrodymai, kad Kenneth Bianchi buvo įgudęs sukčius bei melagis, gerai apsišvietęs psichologijos ir psichiatrijos srityje, tik paviršutiniai, o daktaro Orn testų rezultatai tik vieni iš prieštaraujančių daugumos kitų specialistų rezultatams, tai, ką galiausiai pavyko nustatyti detektyvams, buvo nenuginčijami įrodymai, jog Steve'as Walkeris nebuvo Bianchi antra asmenybė, o tiksliau, jis buvo jaunas psichologas, iš kurio sukčiavimo būdu Bianchi gavo universiteto baigimo rezultatus. Mano antras vardas yra Stevenas, todėl mane ir vadina Stevenu Walkeriu. Jie parodė man šį universiteto pažymėjimą ir paaiškėjo, kad jis iš tiesų mano.
Jie taip pat paklausė, ar atpažįstu ten įrašyto asmens vardą. Žvilgtelėjau į dokumentą, tikėdamasis ten pamatyti savo vardą. Vietoj to pamačiau kažkieno kito vardą – Kenneth Bianchi. Gavęs mano dokumentus, jis juos redagavo, ištrinė mano vardą ir visur įrašė savo. Poveikis buvo toks, kad tai sulaužė daugialypės asmenybės gynybą. Mums pavyko įrodyti ir dokumentuoti faktą, kad Thomas Stephen Walkeris iš tikrųjų egzistavo ir kad tai nebuvo Kenneth Bianchi alter ego. Dėl to Bianchi vėliau pakeitė savo parodymus. Mano nuomonė, Bianchi suvaidino ir hipnozę, ir daugialypę asmenybę, ir prie šios išvados priėjau remdamasis policijos surinktais netiesioginiais įrodymais, prieštaringais Bianchi parodymais apie jo psichinę būklę ir jį apžiūrėjusio psichiatro išsakytomis nuomonėmis. Netiesioginiai įrodymai žinoma apėmė apsimestinį Steve'o Walkerio asmenybės tipą, knygas apie hipnozę, psichiatriją ir psichologiją, psichologinio konsultavimo paslaugas ir žinoma bet kokios amnezijos, daugialypės asmenybės ir panašių atvejų nebuvimą. Taip pat Sibyl bei 3 Ievos veidai filmo studijavimą ir knygos skaitymą šiuo klausimu. Gydytojai taikė labai skirtingus metodus. Mane sužavėjo daktaro Ornio kvalifikacija ir jo metodologija. Jis rėmėsi logika ir netiesioginiais įrodymais apie Bianchi istoriją. Ir neprašė mūsų priimti jo nuomonės vien remiantis autoritetu. Priešingai, maniau, kad daktaras Watkinsas buvo neįtikėtinai naivus, darydamas tam tikras prielaidas, kad ponas Bianchi nemeluos ir kad jis iš tikrųjų visada sakys tiesą. Šiandien pateikėme prašymą dėl mirties bausmės. Tai yra, pareiškėme savo ketinimą siekti mirties bausmės kaltinamajam. Mirties bausmės laukiantis nusikaltėlis anksčiau ar vėliau prabils. Bianchi buvo neišimtis. Subliuškus daugialypės asmenybės gynybos strategijai, Bianchi daugiau nieko nebeliko, kaip tik prisipažinti ir tartis su valdžia, arba laukti garantuotos mirties bausmės. Jis pasirinko pirmąjį variantą, bei susitarė, jog prisipažins Belingemo studenčių žmogžudystėse, bei 5 žmogžudystėse Los Andžele, Hillside'o smogikų byloje. Tuo pačiu duos parodymus prieš savo pusbrolį, Angelo Buono. Mainais jis gaus bausmę iki gyvos galvos, kurią galės atlikti Los Andželo valstijos kalėjime, kur kalinių sąlygos šiek tiek humaniškesnės negu Vašingtono valstijoje. Be to jam bus palikta galimybė būti paleistam anksčiau laiko. Bianchi pradėjo duoti parodymus. Jis papasako, nuo ko viskas prasidėjo. Tai yra Becky Spears ir Sabra Hannon, 2 emigrantės merginos, kurias jiedu su Angelo paėmė į sekso vergiją. Nupasakodamas detaliai, kur jas laikė, ką su joms darė, bei koks kartus jų gyvenimas buvo. Bianchi detaliai papasako apie visas Hillside'o smogikų aukas, kaip jiedu su Angelo apsimesdami policijos pareigūnais jas pagrobdavo, jų kankinimus bei prievartavimus, apie Lauren Wagner kankinimą kratant ją elektra. Apie Kristinos Vegler kančias, net jam pačiam buvo sunku kalbėti. Pusbroliai suleido jai langų valiklio, nuo ko jos kūnas pradėjo traukuliuotis. Tada ją dar leisgyvę, uždėję maišą ant galvos, dusino dujomis. Mergina prasikankino apie 1,5 valandos, kol užduso. Visas merginas išskyrus Jolantą Washington, kurią Bianchi pasmaugė automobilyje, jiedu kankino, prievartavo ir žudė Angelo dirbtuvėse, po ko jų kūnus kruopščiai nuplaudavo. Kas paaiškina, kodėl detektyvams nepavykdavo rasti beveik jokių įkalčių. Šįryt įvyko sensacingas Hillside Strangler bylos lūžis. Bianchi stojo prieš Whatcom apygardos aukštesnįjį teismą, griežtos apsaugos sąlygomis. Perpildytoje teismo salėje sėdėjo Bianchi žmona Kelly Boyd. Bianchis, kuris didžiąją valandos trukmės proceso dalį atvirai verkė, buvo paklaustas, ar jis turi ką pasakyti prieš nuosprendžio paskelbimą. Jūsų kilnybė. Nerandu žodžių išreikšti liūdesiui, kurį jaučiu dėl to, ką padariau.
jokių būdų negaliu nuimti skausmo, kurį sukėliau kitiems. Ir jokių būdų negaliu tikėtis atleidimo iš nieko. Kad galėčiau bent pabandyti susitaikyti su savimi, turiu prisijimti atsakomybę už tai, ką padariau. Praėjus vos 3 minutėms po to, kai išėjome iš teismo salės, aš, detektyvas Nolte ir kitas pareigūnas susisiekėme su ponu Bianchi. Kai su juo susitikome, jis sėdėjo atsilošęs kėdėje, ant stalo užkėlęs kojas, bei ją sukryžiavęs, rūkė cigaretę ir juokėsi. O prieš 3 minutes teismo salėje ašaros riedėjo kaip pašėlusios ir jis buvo tikrai liūdnas avinėlis. Nors detektyvai ir netikėjo Bianchi ašaromis, tačiau tai leido pagaliau suimti ilgai jų stebėtą Angelo Buono. Šerifo pavaduotojai, kurie iki šiol tik stebėjo Buono, šiandien apie 10:20 atvyko organizuota grupė ir apsupo Angelo namą bei parduotuvę, siekdami jį suimti. Turime Buono arešto orderį. Jam pateikti keli kaltinimai Hillside Strangler byloje. Po posėdžio Bianchi buvo nuskraidintas į Los Andželą, kur bus teisiamas dėl Hillside Strangler žmogžudysčių. Nors oficialiai jam pareikšti kaltinimai dėl tų pačių 10 žmogžudysčių, kaip ir Angelo Buono, jis prisipažins kaltas dėl 5 iš jų ir abiejose valstijose gaus įkalinimą iki gyvos galvos. Susitarimas yra toks, kad Kenneth Bianchi išvengs mirties bausmės su sąlyga, kad jis liudys prieš savo pusbrolį Angelo Buono. Bono buvo sulaikytas dar vakar, savo namuose Glendale'yje. Prokurorai dabar turi tam tikrų įrodymų siejančių 45 metų Angelo Buono su Hillside Strangler žmogžudystėmis. Tačiau jie nemano, kad šių įrodymų pakanka be jo puspolio parodymų. Angelo Buono likimas dabar priklauso nuo Kennetho Bianchi kaip liudytojo patikimumo. Angelo savo kaltę kategoriškai neigė. Jo advokatas jom nuoširdžiai tikėjo, bei pareiškė, jei Kenneth Bianchi susitvarkė Belingeme su 2 merginom vienas, galėjo susitvarkyti ir Los Andžele. Tačiau Los Andžele Kenneth Bianchi savo kaip patikimo liudytojo statusą praktiškai akimirksniu sugriovė. Jis pradėjo keisti parodymus kiekvieną dieną, kol galiausiai aplamai apkaltino savo advokatą, kad tai jis norėjo jį padaryti nepakaltinamu. O jis jam visada sakė, jog yra nekaltas. Hillside'o smogikų byla prieš Angelo Buono pateko į akligatvį. Šiandien teisme pagrindinis prokuratūros liudytojas Kennethas Bianchi pribloškė visus sensacingų prisipažinimų. Primename, kad tai susiję su Los Andžele įvykdytais nusikaltimais. Bianchi teigia, kad melavo Vašingtono valstijos valdžios institucijoms, nes jam grėsė beveik neišvengiama mirties bausmė. Jis melavo psichiatrams ir melavo per parengiamuosius posėdžius. Jis taip pat melavo tyrėjams, kai tyrimo eksperimento metu ant manekeno pademonstravo tikslius savo veiksmus žmogžudysčių metu. Prokuratūra pareiškė, kad Bianchi parodymų patikimumas yra abejotinas, nes jie prieštarauja patys savo. Tai darome pirmiausia dėl įrodymų trūkumo, o ypač dėl prieštaringų ir nenuoseklių mūsų pagrindinio liudytojo Kennetho Bianchi parodymų. Todėl, neturėdami kitų įrodymų, tiesiog negalėsime įtikinti prisiekusiųjų dėl pono Buono kaltės. Šiandienos posėdžio metu prokuratūra, kaip ir tikėtasi, pasiūlė teismui nutraukti pono Buono bylą. Tačiau teisėjo reakcija šį pasiūlymą visus nustebino. Teisėjas Ronaldas George'as paskelbė, kad atidės sprendimą šio klausimu iki kitos savaitės, nes pirmiausia jam reikia pasverti privalumus ir trūkumus. Šis sprendimas sukrėtė visą teisininkų bendruomenę. Dieną prieš tai buvo paskelbta, kad aukščiausiojo teismo teisėjas Ronaldas George'as, pirmininkaujantis bylai, atmetė prokuratūros prašymą nutraukti Buono bylą. Tai buvo padaryta nepaisant to, kad tiek prokuratūra, tiek apygardos prokuratūra kartu reikalavo nutraukti bylą. Esu teisininkas jau 15 metų ir dar nemačiau bylos, kai teisėjas būtų atsisakęs nutraukti bylą apygardos prokurorui prašant. Vos prieš mėnesį, kai apygardos prokuroras paskelbė bylą beviltišką, Buono buvo likęs tik vienas žingsnis iki paleidimo.
Tačiau šiandien išblyškęs ir išsekęs, jis vėl pasirodė teisme. Iš generalinio prokuroro pavaduotojo, kuris kreipėsi į teisėją Ronaldą George'ą, jis sužinojo, kad generalinė prokuratūra yra pasirengusi imtis bylos nagrinėjimo į savo rankas. Tuo tarpu, kol nauji prokurorai susipažinėjo su visa bylos medžiaga, Kenneth Bianchi vardas vėl skambėjo žiniasklaidoje. Jūsų kilnybė. Nerandu žodžių išreikšti liūdesiui, kurį jaučiu dėl to, ką padariau. Šios jausmingus žodžius kartą per televizorių išgirdo rašytoja ir scenaristė Veronica Compton. Dėl to ji parašė laišką Bianchi į kalėjimą. Jos žodžiais ją užvaldė rašytojos interesas, kad sužinotų, kas priverčia žmogų tapti tokiu žiauriu serijiniu žudiku. Kadangi ji kaip tik rašė knygą apie serijinę žudikę, panašią į Bianchi. Kalėjimo administracija leido jiems bendrauti. 26 metų moteris vos išvengė mirties. Ji buvo užpulta ir smaugta motelio kambaryje Bellingemo centre. Užpuolikės vardas buvo Veronica Lynn Compton, jai 24 metai. Jai pareikšti kaltinimai dėl bandymo suklaidinti tyrėjus ir sudaryti įspūdį, kad įtariamasis, atsakingas už Hillside'o smaugikų moterų nužudymą, vis dar yra laisvėje. Nesiginčysiu, jų bendravimas buvo gana produktyvus. Jis skaitė jos rankraščius, ji patenkino jo draugystės poreikį. Tačiau esmė ta, kad Bianchi yra tikras manipuliatorius. Jis tiesiog laukia akimirkos, kai supras, jog Compton jau pakankamai pateko jo kerų spąstus, bei jau yra jo įtakoje. Vieną dieną jai paskambino apsiašarojusi moteris, dėkodama jai už jo sūnaus išteisinimą. Iš pokalbio susidarė įspūdis, kad moteris tikėjosi iš jos, jog ji duos palankius parodymus, padėsiančius Bianchi išteisinti. Kas Veronica labai įsiutino, dėl ko ji iš karto užsirašė pas Bianchi, kad šis pasiaiškintų. Pastarasis jai atsakė, kad skambino jo labai serganti mama. Jos dienos jau suskaičiuotos. Ir jei ji padės jam, jo mama galės ramiai numirti, žinodama, kad jo sūnus nekaltas. Žodis po žodžio angelui kalbėjo Veronica, kad viso tai reikia nužudyti kokią nors moterį, tuo pačiu būdu, kaip Hillside'o smaugikai žudydavo. Tada policija ir visuomenė supras, kad jis yra nekaltas, o žudikas vis dar laisvėje. Aukos vardas Kim Breed. Ji teigia, kad kaltinamoji bandė ją pasmaugti kažkuo panašiu į virvę. Compton bute rastuose įrašuose yra detalių apie Hillside'o smaugikų nusikaltimus, žinomų tik policijai ir pačiam Kennethui Bianchi. Pasak prokuratūros, Compton, įsimylėjusi Kennethą Bianchi, bandė imituoti jo nusikaltimus. Prieš 2 metus Bianchi prisipažino kaltu dėl Diana Wilder ir Karen Mandig byloje, taip pat dėl 5 kaltinimo Los Andželo Hillside'o smaugikų byloje. Bianchi Veronicai netgi perdavė knygą, kurios viršelyje paslėpta guminė pirštinė su sperma, kurią jai reikėjo išpilti ant aukos. Bet šito ji nepadarė. Jai tai pasirodė britku, o pirštinė išmetė. Na, o kodėl jai nepasirodė britku dėl Bianchi nužudyti nekaltą žmogų? Klausimas retorinis. Laimei Bianchi planas neišdegė, kadangi Veronikai paprasčiausiai pritrūko jėgų ir žinių, kad tai įvykdytų. Ji darė absoliučiai viską neteisingai, dėl ko auka išgyveno. Compton už šį nusikaltimą buvo nuteista 23 metams nelaisvės, iš kurių pirmus 8 praleido kalėjimo režime. Na, o mes grįžtam prie Hillside'o smogikų bylos. Galiausiai ekspertam pavyko nustatyti, kad pluošto siūliukas, rastas ant Judith Miller akies voko, buvo iš to paties materialo, kaip Angelo dirbtuvėse rasto porolono, kuriuo, pasak Kenneth Bianchi, jiedu jai užklijavo akis. Taip pat ant fotelio Angelo dirbtuvėse buvo aptikta tokių pačių mikroplaukelių, kaip ant Lauren Wagner rankų. Tai tiesiogiai susiejo Angelo Bono dirbtuvės su Hillside'o smogikų žmogžudystėmis. Be to, teisėjas Ronaldas George'as nusprendė, kad Bianchi šios parodymus davė būdamas normalios sąmonės būsenos.
Tai reiškia, kad dabar Bianchi bus iškviestas liudyti prieš savo pusbrolį. Žinote, tai išties įdomu. Teisėjas iš esmės pripažino, kad Bianchi yra nepatikimas liudytojas ir melagis. Visa byla iš esmės susiveda į vieną klausimą. Ar jūs meluoja, ar sako tiesą? Tegul prisiekusieji patys suranda atsakymą. Liudijimų patikimumas yra pagrindinis šio teismo klausimas, nes pagrindinis liudytojas bus šis vyras, Kennethas Bianchi, kurį Buono gynyba apibūdino kaip gudriausią ir beprincipiškiausią manipuliatorių ir melagį pasaulyje. Paprasčiau tariant, teisėjas pripažino, kad Bianchi nors ir būdamas melagis, pasakė daug tiesos, bei leido jo duotus parodymus naudoti teisme, kadangi jie sutapo su eksperto ataskaitom, kaip pluošto plaukelis sutapo su paralonu, kuriuo jie Judy Miller užrišo akis. Teismas įsibėgėjo. Praėjo daugiau nei 3 metai nuo tada, kai Angelo Buono buvo suimtas ir jam pateikti kaltinimai. Jo teismo procesas prasidėjo dar 1981 metais lapkritį. Šiuo metu ši baudžiamoji byla yra ne tik viena ilgiausių, bet ir viena brangiausių. Prisiekusieji dabar turės peržiūrėti 50 000 puslapių dokumentuotų 400 skirtingų liudytojų parodymų. Teismo proceso metu teismui buvo pateikta 1800 įrodymų. Prisiekusieji buvo nuvežti į viešbutį, kurį pasirinko teisėjas Džordžas. Jis labai nerimavo, kad kas nors gali jiems daryti įtaką ar atitraukti juos nuo įrodymų nagrinėjimo. Pirmasis nuosprendis buvo paskelbtas tik po 2 savaičių. Prisiekusieji neskubėjo, pripažindami bylos sudėtingumą ir savo atsakomybės mastą. Tai buvo Lauren Wagner byla, kurioje buvo rasta mikropluoštų, ir prisiekusieji pripažino Buoną kaltu dėl jos mirties. Po kelių dienų buvo paskelbtas kitas nuosprendis, šį kartą Jolandos Washington byloje. Nekaltas. Šitoj vietoj visi tyrime dalyvavę asmenys, įskaitant ir teisėją, šiek tiek supanikavo. Po poros dienų jie pripažino jį kaltu Judy Miller byloje ir toliau viskas klostėsi sklandžiai. Prisiekusieji pripažino Buono kaltų dėl Lisos Kastin žiauraus kankinimo, taip pat Jane Evelyn King byloje. Ant jo rankų taip pat yra Christine Weckler kraujas. Los Andželo prisiekusieji šiandien pripažino Angelo Buono kaltu, jau dėl 9 kaltinimų. Buono buvo išteisintas tik dėl 1 iš 10 jam pateiktų kaltinimų. Po nuosprendžio teismas svarstys bausmės skirimą. Prokuratūra siekia mirties bausmės. 1984 metų sausio 9 dieną baigėsi ilgiausias baudžiamasis teismo procesas Amerikos istorijoje. Kenneth Bianchi jau buvo išvengęs mirties bausmės, galiausiai sutikęs duoti parodymus prieš savo pusbrolį. Matyt, prisiekusieji manė, kad neteisinga prašyti mirties bausmės Angelo Buono. Jam buvo skirta laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos, be galimybės būti paleistam lygtinai. Jei kada nors ir buvo byla, kurioje mirties bausmė yra tinkama, tai ši. Angelo Buono ir Kennethas Bianchi kelis mėnesius terorizavo miestą, persekiodami bendruomenę tarsi didžiausios piktosios dvasios, grobdami vaikus ir jaunas moteris, kankindami, prievartaudami ir sodomuodami juos, o galiausiai amžiams atimdami iš jų šeimų ir draugų, kai Angelo Buono ir Kennethas Bianchi lėtai išspaudė iš savo aukų paskutinį oro gūsį ir pažadą apie būsimą gyvenimą. Ir visa tai dėl ko? Dėl trumpalaikio, sadistinio jaudulio, kurį sukėlė trumpas, iškrypęs seksualinis pasitenkinimas ir neapykantos moterims išliejimas. Angelo Buono ir Kennethas Bianchi įvairioms savo nužudytųjų aukoms davė mirtinų dujų, smogė elektrą, smaugė virvę ir suleido mirtiną poodinę injekciją. Ponas Bianchi apsimetė praradęs atmintį, apsimetė hipnozę ir apsimetė turintis kelias asmenybės. Šis pono Bianchi veiksmas sukėlė painiavą ir vilkino bylos nagrinėjimą. Šiuo atveju pono Bianchi netyčia palaikė ir kurstė daugumą psichiatrų, kurie naiviai prarijo pono Bianchi istorijos esmę, beveik supainiodami baudžiamojo teisingumo sistemą.
Esu tikras, ponė Buono ir ponė Bianchi, kad jūs abu tikriausiai patirsite tik jaudulį vėl ir vėl išgyvendami savo aukų kankinimus ir žmogžudystės, nes manau, jūs negalite kada nors jausti gailesčio. Galiausiai noriu tvirtai įsitikinti, kad nei ponas Buono, nei ponas Bianchi niekada neturėtų matyti toliau kalėjimo sienų, kai bus ten patupdyti. Daugelis buvo pasipiktinę šiuo sprendimu, kadangi jie tikėjosi mirties bausmės Angelo Buono. Tačiau prisiekusieji manė, kad šiuo atveju vieno gyvenimo nepakanka, jog atpirktų visų šių nelaimingų mergaičių, kurių gyvenimus jis nutraukė. Jie norėjo, kad jis praleistų visą savo bevertį gyvenimą kalėjime, be galo kentėdamas. Kennetui Bianchi buvo skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Nors techniškai jis atitinka lygtinio paleidimo reikalavimus, niekas netiki, kad jis kada nors bus paleistas. Paskutinį kartą į laisvę prašęs jis išeis 2025 metais. Jo prašymas buvo atmestas. Kennetas Bianchi šiuo metu yra Volo valstijos kalėjime ir atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę. Pirmą kartą per 10 metų Bianchi sutiko duoti interviu. Tarkime, 5 nusikaltimai Los Andžele, dėl kurių prisipažinai. Ar tikrai juos įvykdai? Ne, tai netiesa. Aš jų nepagrobiau ir neliečiau. Bet tu buvai tas, kuris atėmė tų merginų gyvybės Belingame. Ne, tai nebuvau aš. Nežinau, kas tai padarė. Daugelis žmonių taip ir nesupranta, kad kaltinamasis ne visada pripažįsta savo kaltę, nes jis iš tikrųjų yra kaltas. Aš tai padariau, nes negalėjau atlaikyti spaudimo. Žinai, sakiau tau, nužudyti merginą man nesvarbu. Nužudyti bet kokią velniukštę man nesvarbu. Taip, na, galbūt tu nenužudai ne vieno iš jų, nežinau. O, ei, ne taip, vyrutė, ei, aš nužudžiau porą šitų. Na, o kurios? Manai, kad nužudai, tiesa? Nežinau. Aš ją nužudžiau. Angelo ją nužudė. Turiu omenyje tą idiotę, kurio Angelo nužudė. Šios merginos niekada anksčiau nebuvau matęs. Pažymėk vieną. Šios merginos niekada anksčiau nebuvau matęs. Grįžk atgal. Tu jų visai nematei? Ne. Šios merginos niekada anksčiau nebuvau matęs. Robinson, šią merginą aš nužudžiau. Šias dvi nužudė Angelo. Johnston, šios niekada anksčiau nebuvau matęs. Šią nužudė Angelo, ar ne? Šios niekada anksčiau nemačiau. Šią merginą aš nužudžiau. Pažymėk, kurios niekada anksčiau nematėte. Šis kapitonas yra tas mergišius, kurį nužudai, sakai. Tačiau teisėjas pasikvietė dar vieną, nepriklausomą nei nuo gynybos, nei nuo prokuratūros ekspertą. Daktarą Ralphą Allisoną, Kalifornijos psichiatrą, dar žinoma kaip daugelybę asmenybių autoritetą. Vyras buvo labai malonus, labai geras, labai mandagus, tiesiog eilinis viduriniosios klasės darbininkas, su žmona ir vaiku, kuris neturėjo supratimo, kaip pateko į šią bėdą, visiškai sutrikęs. O tada, posėdžio metu, kai jis paniro į transą, pasirodė ši monstriška asmenybė, kuris savi vadino Steve'u, kuris buvo dalyvavęs žudynėse ir aiškiai parodė, kad jam nerūpi žmogaus gyvybė. Angelas privažiavo prie jos ir ją pasiėmė. Aš tuo metu laukiau gatvėje. Tada jis privažiavo prie manęs, kur aš jo laukiau, ir aš taip pat įsėdau į automobilį. Mes tik išvažiavom į greitkelį, aš ją ten išdulkinau, tada nužudžiau, po ko atsikratėm jos kūno. Ir viskas. Vienintelis dalykas, kurio turėjo remtis, buvo jo palyginimas su tuo, ką sužinojau apie pacientus, kuriuos pats gydžiau. Ir yra 3 pagrindinės sritys. Pirma, anamnezė. Antra, jo išvaizda tiesiai priešais mane. O trečia, tam tikri psichologiniai testai, kuriuos galėtumėte pritaikyti. Ir žinoma, turėjome nemažai jo anamnezės, psichologinių tyrimų jaunystėje ir gydytojų išvadų. Ir tai parodė didžiulę patologiją ir sunkumus šeimoje. Ir visą tai, žinote, jis buvo vaikomas labai sutrikusių vaikų. Jis labai protingas žmogus. Ir aš manau, kad jam tai yra iššūkis. Manau, kad jis atlieka savo vaidmenį. Manau, kad tai jo ego dalis. Manau, kad jis tuo maitina savo ego. Ir jam labai smagu. Kai jis pirmą kartą čia atvyko ir mes laukėme sesijos pradžios, stovėjome lauke ir kalbėjomės. Ir jis pasakė, kad jam labai svarbu nustatyti šią daugybinę asmenybę,
nes jis arti pasaulio rekordo už daugybinės asmenybės suradimo skaičiaus. Ir rašo knygą šią temą, arba jau rengia knygą. Ir aš jaučiau, kad jam svarbiau nustatyti daugybinę asmenybę, nei, mano nuomonė, atskleisti bylos faktus. Nuo vaikystės pono Bianchi istorija yra tipiško psichopato. Net jo paties motina sakė, kad jis melavo, melavo ir melavo. Be to, jis visą gyvenimą melavo, beveik beprasmiškai, o tai yra psichopatinio įpročio melo požymis, kai lengviau meluoti, nei sakyti tiesą. Paprastai meluojama tik tam, kad būtų galima įtikinti žmogų, arba kad psichopatas tuo metu pasijustų geriau. Bianchi buvo tik vienas iš jų. Buvo dar 12 alibi. Psichopatai niekada nenustoja. Pavyzdžiui, jis paprašė savo motinas atspausdinti jam alibi laišką, mūvėdama guminės pirštinės, kad ant jo neliktų pirštų atspaudų. Ir paprašė, kad ji atskristų į Sietlą, Vašingtono valstijoje, vis dar mūvėdama guminės pirštinės ir išsiųstų laišką paštu, kad tai sukurtų alibi. Jis taip pat bandė apkaltinti žmogžudystėsis Vašingtone Gregui, mirusiam motociklininkui, kurį jį žinojo esant mirusiu. Jis taip pat bandė rasti žudiką, kuris jį imituotų. Būtent moterį, kurią įkalbino pabandyti pakartoti žmogžudystes, kad tai būtų jo alibi. Jis įtikino kitą moterį nužudyti dėl jo. Psichopatai tiesiog nesustoja. Jie nepasiduoda. Jie tęsia tuo pačiu stiliumi. Ar jis sveiko proto? Taip, jis sveiko proto. Jis žinojo skirtumą tarp gėrio ir blogio. Jis sugebėjo susidaryti įspūdį apie žmogžudysčių ketinimus ir tai buvo labai gerai suplanuotos ir organizuotos žmogžudystės tiek prieš, tiek po jų. Įstatymo akise jis sveiko proto. Plačioji visuomenė gali manyti, kad tai beprotiškas elgesys. Tai pasibaisytinas elgesys, bet įstatymo akise jis sveiko proto. O kas sukuria tokį psichopatą? Mokslas iš tikrųjų nežino. Gali būti, kad susimaišo genetiniai ir aplinkos veiksniai. Mes iš tikrųjų nežinome tikrai. Jis gali būti tiesiog blogis. Ponas Bianchi yra seksualinis psichopatas. Blogai yra tai, kad seksualinis impulsas iškreipiamas ir susilieja su smurtu. Kad individas gauto seksualinį pasitenkinimą iš smurto susijusio su žmogžudyste.